Mėgsti alyvuoges, nebijoju, spausk like, dalinkis su draugais, nes čia rasi be galo vertingą informaciją, peržiūrės šį reelsą ir jį peržiūrės būtinai parašyk komentare, kurias alyvuoges tu renkiesi, juodas ar žalias. Alyvuogės - vienas pagrindinių užkandžių, turbūt kurį renkatės vakariniams pasisėdėjimams su draugais. Ir tikrai galvojate, kad valgote žiauriai sveiką pasirinkimą. Šį kartą išdrįsiu jums pasakyti, kas įeina į alyvuogių sudėtį ir dėl ko jums šis produktas yra toks skanus. Panalizuosime alyvuogės ir jų sudėtis. Pasižiūrėkite, brangieji, ar jūs matote taip, E621, mononatrio gliutamatas, skonio kvapo stipriklis. Didžioji dalis žaliųjų alyvuogių yra būtent su šiuo maisto priedu, kuris mums suteikia stipresnį skonį. Norime to produkto dar ir dar, norime valgyti, išderina mūsų natūralius skonio receptorius. Tai dėl to mums tos žalios alyvuogės yra tokios skanios ir ypatingai su tam tikrais priedais kaip citrinos įdaru ar įvairiausiais kitais priedais. Kita maisto pramonės gudrybė, žinoma, didelis druskos kiekis. Ir šitoj vietoj tai yra kaip konservantas, tačiau druskos didelis kiekis veikia mūsų organizmą lygiai taip pat kaip ir cukrus. Pakelia tonusą ir jaučiamės laimingesni. Tai maisto pramonė tą ir daro. Jeigu mes pasižiūrėtume juodas ir žalias alyvuogės, tai juodos alyvuogėse dažniausiai būna mažesnis druskos kiekis nei žalios. Ir natūraliai alyvuogės turi riebalų ir kartu, žinoma, nemažai kalorijų. Tai produktas su dideliu druskos kiekiu, riebalų pakankamų kiekiu suteikia ir sotumo, ir kartu dar sustiprintų skonį mononatrio gliutamatų, jo norisi valgyti dar ir dar ir dar. Tai kuogi skiriasi žalios alyvuogės ir juodosios alyvuogės? Tai žalios alyvuogės yra nuskintos nesunokusios pilnai, o juodos tai pilnai sunokusios alyvuogės. Kaip ir apie alyvuogių aliejų galėtume pasakyti, taip ir apie šias alyvuogės, kad žalios vertingesnės. Bet kaip matome, tas kartumas nežmoniškas yra nuspalvinamas didesnių druskos kiekių, pastiprinamas skonio kvapo stipriklių, nes kitų atžvilgių jos būtų prastai valgomos. Dažniausiai renkuosi tik juodasias alyvuogės, bet irgi čia būkite budrus, pasižiūrėkite, sudėtyje gali būti toks priedas kaip geležies gliukonatas, kuris natūraliai nudažo alyvuogės. Tai irgi būkite budrus. Be jokių dažų, be sintetinių priedų, mažiau druskos ir be mononatrio gliutamato. O jeigu nori tikrai paragauti gerų natūralių alyvuogių, kviečiu tave į Tenerife, į stovyklą sveikatingumo ir ilgamžiškumo, kurios metu sužinosi, paragausi, pajausi, suprasi sveikatos pagrindinius principus, kurie padės tau gyventi ir valgyti sveikai. Ir tavo atostogos bus su neišdildomais įspūdžiais.